Tęsiant Kauno laiptais, kokią gatvelę atėjom, siaura, čia aš viskas. Ir priėjome štai va kokius laiptukus. Jie vadinasi Vaisių gatvės laiptai. Va kokia panorama į Kauną matosi. Truputėlį. Mes pasivaikščiosime, dar ten tolumai laiptai matosi. Ir lipsim šitais laiptais. Į apačią. Namukai paleistas, užkaltas jau visas, bet čia gyventi nenorėčiau, čia gyventi tokio šlaito, nei privažiavimo, nei priėjimo nėra tokio, nelipam į apačią. Štai kiek jau nulipome laiptų, tai dar liko. Kitoj pusėje gatvės, tenais jau paaišku, žmonių kiemas. Viską laiptai, matosi pasilipti viršų, ten toliau irgi daug laiptukų. Kaip sakoma, viską. Ten sutvirtinimas, viską mes leidžiame šitais laiptais. Statybos vyksta, turbūt jau naują namą statys. Ir štai nusileidus, turime į kokią gatvelę. Mes nusileidom. Ir matau, dar ten toliau yra laiptai. Ir eisim į kitų laiptų. Ir paskui reiks grįžti šitais į viršų. Štai kai žmonės gyvena kaip koks kiemas, kaip laiptukais turi viską laiptukais. Nenorėčiau aš taip. Ant tų šlaitų. Tokie namai viršaus. Nebekeliaujant, reikia pereiti gatvę. Ir praeinam Kalpoko gatvės laiptus. Sportuojam. Šiandien aš ne vienas su savo mažąją pagalbininkę. Jinai mane užleidžia va šitais laiptukais. O, jatus, kur viršus matosi kaip toliau. O dar tik kiek pradėta eiti. Lipam. Manau, dukra sako, žiūrėk, tėti, kokios gražios gėlytės. Kokios gražios pavasarinės. Mėlynai žydė. Ten kiek pievai, kiek jų daug. Mums dar, ojai, kiek dar. Einam. Terlionių. Praeinam. Šoną truputį. Panoramos Kauno atsiveria. Na, jau nebetoli viršus. Kiek užlipom jau. Na, į apačią bus linksmiau. Bus smagiau. Štai matosi viršus. Ir štai mes jau viršui. Kiek teko užlipti. Viską. Kauno truputį matosi, pro medžius nelabai kas. Ir ką, dabar liko į apačią ir dar lik šalia. Vieni laiptai yra, tai va, kaip tik. Čia labai gerai išdėstyta vieni šalia kitų. Nereikia važinėti ir tai dalykas piešiniais, kaip ant pastatų, buvo daug lengviau. Tikslus adresai, kokio namo, viską. O laiptais jau yra, sunkiau nėra tikslių adresų, nes jie nesunumeruoti. Tai maždaug važiuoji, ieškai, žiūrinėjai. Turiu tokį žemėlapėlį. Žiūrėt.
Va štai Kauno laiptai vadinasi. Svetainė ir va štai kiek tų laiptų Kaune. Aišku, sužymėti ir dideli, ir maži. Bet aš kaip stengiuosi aplankyti, kur didesni, ilgesni. O pagal šitą va svetainė ir orientuojasi. Tai va štai kaip pažymėta Kalpoko laiptai. Nesenai buvom Vaisių gatvės laiptais nulipom, tenka sugrįžti. Ir dar šalia Pakrantės tako laiptai yra. Tai dabar einam ant tų Pakrantės tako laipto. Aš takai nusileidom iš tenais. Viską iš karto perėjus gatvę. Kitoj pusėje vėl laiptai. Va. Pakrantės tako laiptukai. Nu, lipam šitais. Čia gaila, kad reiks vėl grįžti. Būtų per viršų galima nueiti iki mašinos už prie nulaiptų. Bet dėja. O gal? Reiks leistis į apačią lipti vėl. O čia kaip vinkuriuoja. Namai viską, o štai. Nu, nelabai apleistas, bet negyvenamas namukas. Nu, kiek mes čia užlipom. O štai. Nu, Kauno vėl panoramos. Sportuojam. Truputį pailsėjus. Vėl lipam į viršų. Viršų ir šuniukas pasitinka. Lodamas. Aišku, sveikinas ir pyksta jisai. Taip, saugo namus. Viską. Nu, koks gražuolis. Ir matosi ir viršus laiptų. Pasižiūrėjau kamerą. Kaip žmonės gyvena. O, pagaliau užlipta. Ir išlindam į Telšių gatvę. O, takelis. Mes va štai užkeliavome. O, uždusau. Ne, bandysim ieškoti reitoj mašinos pro čia, kad nereiktų vėl nulipti, aišku, lengviau bus, bet vėl laiptais kitais užlipti. Keliaujam kitų laiptų ieškoti. Bet vykstam prie kitų laiptų įdomai pasivaikščioti. Pamaniau, kad čia seni namai išlikę kitur restauruoti. Tai va štai kokie medinukai. Nu mes nusanariacija, kad nereiktų grįžtais va tais laiptais. Oi, čia mes ratą kokį darom. Nieko, pareisim, kai tik pasižvalgysim. Čia mūsų vaikų darželis kažkokia padaryta. Pavėsinė vaikams. Vėžė, tai nemažas. Einant kokį įdomų namą užmatėme dar, kaip regutė papuošta. Metalinis, viską. Mėlynoji zona visur mokama, mokama, mokama. Ryta. Ir va, kaip tik išeinam, kur mum reikia. Bėskant Kapsų gatvės laiptų. Štai kokį grindinį privažiavom. Čia va mūsų mašina. Galvom leisti su dukra, bet sakom, gal nerizikuosim. Nors kelias nelabai. Tai eina pasivaikščioti, paieškot laiptų. Maistatųsi. Senas grindinys.
Pasižiūrėsim, kiek čia galima nusileisti. O, kokie namai, kokie. Duja pačioje, va, dukra Žakotėti, žiūrėk, kokie laiptukai Kapsų gatvės. Nu, žinai, pasakyčiau, gal geriau nerizikuoti tokiais laiptais. Nu, aš pabandysiu biškį palipt. Nu, aš nulipsiu, tu gal mažiau nerizikuok. Nu, čia tai jau jo, pavojingi šitie laiptai tokie. Vaizdas, viską. Nu, kokie laiptukai. Šitie. Nu, ne, daugiau va viskas tau galima. Ją pačią nusileisti. Grįžtu šiai tokiais apleistais atgal. Armatūros. Viską, nu, galima truputį pasivaikščioti va šito senojų keliukų pasižiūrėti. Na, ne, nevažiuosiu, nesileisiu. Nelaužysiu mašinos, o tai prasėsim truputį. Pasižiūrėsim. Atsiveržia panoramą į Kauną. Šilainiai kitoj pusėje matosi, Vilijampolė. Ir va šitas kelias, o taip sukasi. Kuris nuveda. Pasižiūrėsim. Ir jisai tai vingriuoja. Ir ją pačia, o, tai ten taip va. Į Jonavos gatvę išveda. Įdomiai. Čia man nebuvęs, nevaikščiojo šitą vietą. Sakau, nu, gyvi kaunietis. Vaikščiu, kur reikia, pagrindė viskas, bet va, kaip užsiemi. Maimu kažką galvoju įdomaus. Galvoju ir kaip tik ir pačiam įdomu būtų pakeliauti. Ir atrandi kažko naujo. Tai va dabar atgal. Šitų akmeninių kelių į viršų.